Tai tiesiog norėjau pasiteirauti, kuo siekiate va čia naktį važinėdamas su pareigūnais po naktinius Kauno barus? Dar kartą norėjusi įrodyti ir pademonstruoti, kad iš tikrųjų ta sistema veikia pseudo barų ir kiek mes apie ją kalbame, ar miesto taryboje, ar komitetuose, kad reikia radikalesnių priemonių, kardinalesnių. Iš tikrųjų ir siūlomės, kaip ir praeitame miesto tarybos posėdėje kalbėjomės, būti pirmąją savivaldybę pilotinę, kurioje iš viso būtų draudžiama po 10 vakaro prekiauti tokiuose pseudo baruose. Na ir šiąnakt akivaizdžiai įsitikinome, kad pažeidimai matomi, fiksuojami, rašomi protokolai iš 4 patikrinto baro, tokio pseudo baro, matome, kad 3 turi rimtų pažeidimų. Tai to mes galėjome ir anksčiau įsitikinti ir apie tai žinojome daug anksčiau. Na, iš tikrųjų, jau šiais metais yra ne vieną kartą tikrinami Kauno prekybos vietos, kur prekiaujama alkoholiu nuo 22 iki 8 valandų ryto. Ir mes pastebime tokią tendenciją, kad yra daug kartų užfiksuoti teisėtvarkos pažeidimai, tačiau šie prekybos taškai yra nuolat nekreipia visiškai į nuobaudas ir pastoviai pažeidinėja alkoholio kontrolės įstatymą. Todėl šitas mūsų reidas, kuris vyko kartu su Kauno miesto meru, dar kartą įrodė, kad vis dėlto yra pažeidinėjami įstatymai, jų yra nesilaikoma.